Kaip sekėsi kelionė į Italiją? Gan lengva kelionė, kelio 2 valandas, virš 2 valandų skrydis, valandą autobusu, negaliu nieko skustis tikrai. Ką veiki oro uoste laukdamas skrydžio? Kavukas, kažkokią užkandį pasiėmiau su Redžiu, su Karinė ir Danielium, kadangi mes pagrindė 4 žaidžiam durnių. Tai kol užsakytas maistas yra, sužaidžiam keletą partijų. Tai su tais vyrukais leidžiam laiką dažniausiai. Kuris geriausiai žaidžia, kam dažniausiai sekasi laimėti? Tai gal sakyčiau aš su Redžiu, nes kaip ir esam kaip ir komanda, nes viens prieš kitą sėdim, tai mes viens kitą gerai jaučiam. Ką veiki skrydžio metu? Paprastai, nebūtinai šitoj kelionėje? Tai kortų žaidimai, Uno arba durnius, filmai kažkokie arba miegas. Priklauso tiesiog nuo situacijos, bet dažniausiai kortų žaidimai. Kokius filmus žiūri? Tai praeitoj kelionį žiūrėjau Squid Game'ą, nes buvo išėjęs 2 sezonas, tai peržiūrėjau tas visas serijas, bet įvairiai. Tiesiog prieš kelionę Netflix atsidarau ir kas yra populiariausia, tą atsisiunčiu. Be kokių daiktų neįsivaizduoji šiaip kelionės? Savo pagalvės, ausinių ir gamtų šepatuko. Ar esi buvęs anksčiau Italijoje? Jo, yra tekę. Esu prieš kelias vasaras Trevize buvęs ir dėl varžybų su kitom komandom. Su kuo iš komandos gyveni rungtynių išvykose? Su Danielium Basliku. Ir koks jis kambariokas? Geras. Yra tekę anksčiau gyventi, kai žaidėm moksleivių krepšinio lygoje vienoje komandoje ir Eiblo išvykos būdavo. Tai esam gerai pažįstami, artimi draugai, tai nebuvo jokių problemų adaptuotis kartu gyventi. Kokia yra tavo rutina rungtynių dieną? Tai išvyko ir namie skiriasi, bet išvyko tai atsikeliam, nuvažiuojame į treniruotę. Prieš treniruotę, aišku, yra pusryčiai. Po jų grįžtam pietus, kažkiek laiko praleidžiu arba tą patį žiūrint filmą, arba prie telefono kažką paskrolinu, yra pietų miegas. Po pietų miego privalomas kavukas ir važiuojam jau į rungtynes. Dažniausiai gyvenam gan netoli nuo salės, tai jokios muzikos nesiklauso, pasikalbam su vyrukais, atvykstam ir jau reikia įtapšlinėti aikštelę. Kaip nusiteikinėjai rungtynėms? Nėra jokio ypatingo būdo, tiesiog žinau, kad yra rungtynių diena, tai man iškart yra kitokia nuotaika. Prenumeruok Vuls kanalą ir visus naujus video matysi pirmas.